Vėl mokymai. Buvęs karinių oro pajėgų vadas sako, žmonės nesuvokia, kas jiems gresia, todėl. Paklausykit, ką rašo. Į Lietuvos teritoriją įskrendantis bepiločiai orlaiviai, skelbiamas oro pavojus ir į priedangą skubantys žmonės tapo niūria realybė. Čia straipsnis, taip pradžią tokią citatą padariau ir dabar paklauskite savęs, kiek per paskutinius 80 metų, 60 tegul bus metų, bet iš tikrųjų tai jo, virš 80 turbūt, nuo kokių 50 tai tikrai, tai jau 70 su kapeikom metų, kiek čia Lietuvoje buvo oro pavojų. Ir kai rašo straipsnį, kad tai yra realybė jau, vos ne kasdienybė tie oro pavojai, tai kaip tą straipsnį galima pavadinti? Dezinformacija, melu ar bandymas manipuliuoti žmonių pasąmonę ir gąsdinimas. Kaip galima pavadinti, jeigu per paskutinius 76 metus vienintelis oro pavojus buvo nenustačius ir neradus drono, kuris sukėlė oro pavojų. Kaip čia vadinasi? Kaip čia, taip šitas veiksmas vadinasi? Mano galva dezinformacija ir melas viešai spausdinamas, bet skaitom toliau. Buvęs karinių oro pajėgų vadas, atsargos pulkininkas Jonas Marcinkus sako, kad grėsmės akivaizdoje turi mobilizuotis ne tik kariuomenė, bet ir civiliai. Atsargos karininkas teigia, jog daugiau dėmesio reiktų skirti gyventojų edukacijai, o šią funkciją geriausiai galėtų atlikti ne politikai, o kariškiai. Mokyti reikia. Paskaitas skaitys ir panašiai. Klausimas, o kam reikalingi visi šitie lektoriai? Visos tos VŠI, kurios aptekusios pinigais, aš priminsiu, kad vyksta tyrimas dėl žalimo kovos su demokratija ir ten nukeliavo keli šimtai tūkstančių eurų. Europarlamentaras Žalimas, pradėtas ikiteisminis tyrimas, keli šimtai tūkstančių nuėjo kovai su demokratija ar už demokratiją. Baltarusijoje rezultatų nėra, dokumentų nėra, o čia išlenda dar vienas ir sako, ir aš noriu skaityti paskaitas, aš dabar jau kaip atsargos karininkas galėčiau geriausiai visiems viską papasakot. Aš irgi atsargos karininkas. Čia gal ir man prisišlėti už kelius šimtus tūkstančių ir skaityti paskaitas, kaip toj komedijai sako, как космические корабли бороздят Большой театр. Kaip kosminiai laivai brazdena didįjį teatrą. Ten buvo komedija. Bet panašu, kad tą patį pasakoja vadas, kad jisai sutiktų nebrangiai, su nuolaida visus pamokyti, nes kiti mokytojai yra neteisingi ir tik jis yra labai geras mokytojas, buvęs karinių oro pajėgų vadas. Ir dabar paklauskime savęs. Ar Lietuva turi savo karinės oro pajėgas? Lėktuvų kokią eskadrilę. Kaip ir neturi. Ar Lietuva turi kokias baterijas prieš lėktuvinės gynybos, ten vidutinio nuotolio, trumpo, mažo ten? Turi ten kažkokius nuo peties rankinius kelis šitos įtaisiukus. Tai klausimas, kokių čia karinių oro pajėgų vadas buvo šitas žmogus? Kokias? Kelis malūnsparnius? Mi rusiško tipo, kur vadovavo tiem malūnsparniam? Kokias tas karinės oro pajėgas valdė, jom vadovavo karinių oro pajėgų vadas, jeigu mes tų neturim nei lėktuvų, nei realiai kažkokių kovinių malūnsparnių, transporto malūnsparnių, transporto lėktuvų. Turim vieną tą Spartaną, su kurio išimties tvarka vežioja pasiklydusi galvoj Laurinavičių iš Austrijos. Čia vis šitas istorijas miglotas, kaip parveža iš Austrijos kažkokį išvykusi į Izraelį veikėją, kuris buvo iškraustytas iš lėktuvo dėl skrydžių taisyklių pažeidimo.
Spartanas. Tai čia vieno lėktuvo vadas dabar pasakos, kaip mes turime vadovauti ir gintis nuo to vieno lėktuvo. Čia tiesiog kalba apie kompetencijas, apie galimybės, apie patirtį ir panašiai. Ir aš kaip suprantu, čia kalba eina ir apie jo jau suplanuotą galimai honorarą. Tai tiek. Plius dar, kaip sakiau, su dezinformacija ir melavimu, kad jau oro pavojai tapo mūsų kasdienybė.